Tai va, sveiki, mano visi gerbiami žiūrovai. Jeigu aš tik turiu tų žiūrovų labai daug. Jūs dabar biškį mano feisą matot, dabar tikiuosi nematot. Matot galvą biškį, dabar visą feisą matot. Ne visą, normaliai, taip matot man. O dabar pasakykit jūs, ką man matot. Jo, tai va, vėl kaip visada pradedam dieną su motociklu. Su savo motociklu. Su savo motociklu. Ja, su motociklu. Ir mes vėl... Na, šiandien aš jau nebepulsiu karinės bazės, nes tikrai jau nuobodoka darosi. Nes praeitą kartą, kai puoliau, tai jokio tanko, jokio helikopterio neradau. Ai va, už kadro aš dar mėginau 2 kartus pulti, tai kažkaip man ten išnyko visi helikopteriai, nes jeigu darau tą patį, ką anksčiau darydavau, šitų helikopterių ir tankų nebūdavo. Tai žodžiu, dabar aš, kaip matot, filmuoju dieną, ką tik grįžau iš mokyklos. Man buvo tik 3 pamokos, nes aš esu tikras vyras. Jo, tai žodžiu, prašau patylėti. Jo, tai žodžiu, biškį nekreipkite tai, ką aš ką tik pasakiau, nes tai buvo visiškai nesąmonė, kiek žinau, pagal jūs. Tai va, šiandien norėčiau jums... O, klaustukas. Klaustukas kažkur. Kažkur čia yra klaustukas. O, va, radau. Dabar tam klaustukui bus blogai. Eik, tu čia man greičiau bus blogai. Dviesk, tu žiūrkė. Klaustukas kažkoks. Duosk, žiūrkė. Mes praleidom Bugatti. Ne, kokie mes visiški lochai. Mes tokie lochai, kad mes nežinom, kokie mes lochai. Nes mes gal net iš viso nei lochai. Ai, va. Tai žodžiu, jeigu kažką sudomino šitas žaidimas ir jeigu kažkas jį atsisiuntė, tai galiu pasakyti vieną dalyką, kaip čia greitai prasimanyti pinigų. Tik jeigu norite, kad pasilagina čia man biškį, ką čia dabar išmetė, aš nifiga nesuprantu. Prie ko čia tas facamas? Biškį nekreipkit dėmesio, man facamas biškį. Feisas, nukektingai, tiksliau, biškį išmetant, teisant iš to, tai, žodžiu, prates. Kaip užsidirbti per šitą žaidimą greitai pinigų, tai yra viena paslaptis, kurios aš per šį video neatskleisiu ir jeigu jūs tikrai norite, kad aš atskleisiu šią paslaptį, jūs turite paprenumeruoti mane, laikinti mano video. Na, jeigu surinksiu bent jau 13 prenumeratorių, tai aš įkelsiu, kaip sakiau, video apie tai, kaip greitai čia prasimanyti pinigų, nes matęs kokią stantą padariau, nes, čia tikrai, pinigai čia yra svarbus dalykas, nes jeigu turite kokius 2000, tai esi visiškas ubagas, nes čia viskas maždaug kainuoja po 100 000, po 200 000, tai, kartais po 20 000. Tai žodžiu, jeigu kažkas mano prisistatymą žiūrėjo, arba jeigu nežiūrėjo, tai pasižiūrėkit, nes aš, gal ir nežiūrėjau, pasižiūrėkit vis dėlto, peržiūrų man reikia, tai žodžiu, galite jūs man parašyti į bet kokio video komentarą, svarbu, kad į kokį komentarą, kaip man užrūtinti telą, tiksliau tai šitą daiktą, per kurį aš žaidžiu, jo, arba per telą, aš ir per telą galiu tą patį žaisti, tai žodžiu, tai nėra visiškai taip jau ir svarbu, per ką žaidžiu, bet žodžiu, vis tiek, čia yra svarbus dalykas, man reikia rūt, bet man neveikia, kai aš rūtinuos per tuos būdus, per kuriuos rūtinuos, per kuriuos rodo man YouTube'as, tai, žodžiu, jeigu žinote kokį nors greitą rūto būdą, be PC, jeigu žinote kokią rūto būdą, nes man PC biškis streikuoja, intiko nėra, tai, žodžiu, turiu problemą tokią, kad nei PC, nei rūto, tai va, vienintelis dalykas, ką aš dabar galiu veikti, tai tik šitą nesąmoningą video
kurti, dabar kuriuo aš jį įkėliau, pagal jūs tai jūs įžiūrite. Nu tai kažkokią vėl nesąmonę sumaliau. Čia pro mane pravažiuoja tokių turtingų mašinų, o aš jų neimu ne vienos. Nors aš galėčiau paprasčiausiai paimti, padaryti vieną dalyką ir tapti turtingu. Bet aš ką tik įlėkiau į vandenį, mano bocas kažkur Va, matėte, pakilo. Jeigu nematėte, tai va, žiūrėk. Įlėkė į vandenį, tada aš toliau įlėkė. Nu, žodžiu, mano bocas biškis skraida vandenį. Nemoku paaiškinti, žodžiu, atsisiųstumėt šitą žaidimą, nusipirktumėt tokį bocą kaip mano tik antro levelio ir, žodžiu, galėtumėt laisvai pamatyti, nenusipirktumėt, atsisiųstumėt, jisai dabar for free. Tai, žodžiu, šitas dalykas, kaip pinigų greitas susidirbimas per šitą žaidimą yra labai lengvas, bet jeigu norite jūs jį sužinoti, jūs paprasčiausiai galite palaikinti, pasubscribinti mano video, mano kanalą pasubscribinti, video palaikinti ir, žodžiu, nemoku paaiškinti, karačiu. Tai va, galite paprasčiausiai nueiti į kitą YouTube kanalą, parašyti how to earn money, ten taip toliau, per Gangster Vegas, bet paprasčiausiai aš tai norėčiau jums tą paslaptį atskleisti. Vis tiek kažkada surinksiu tos 12 prenumeratorių, gal. Jeigu nenutrūks šitą kanalą veikla kaip panau, bet aš abejoju, kad taip įvyks. Šitas plančiukas ganėtinai naujas pas mane tik biškį kartais. Suprantat, vis tiek, ne toks jau žiauriai naujas. Aišku, naujas, prieš mėnesį nupirktas, bet vis tiek. Nu, ne prieš mėnesį. Gerai, prisipažinsiu, jisai nėra pats naujausias, nors čia jau ir taip aišku. Tai, žodžiu, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, nepamirškite parašyti man, kaip užsirūtinti telą, arba plančiuką, žodžiu, kažką androidinio, nes aš čia tikrai ne per iOS lošiu. Ir, žodžiu, sakau jums iki.